eigulys papasakos apie miško problemas arba džiaugsmus. Prašom. Labadiena. Ačiū, kad atvykote į mano vadovaujamą mišką. Kaip sakant, aš jūs taip imsiu kietai ir pavedžiosiu po savo valdas, paaiškindamas viską. Taigi, štai jeigu pažiūrėsite į dešinę pusę, ten pamatysite giraitę augančių, visą laiką užmirštų tą žodį, čia kedrai, vat, jos atvežė mano anūkas iš šiltų kraštų, jis prie Baikalo ežero atostogavo ir atvežė man kedrus. Tai aš ir prisodinau, bet štai jau laikas spaudžia mus, taigi pereikime į mūsų kitą miško pusę, ten, kur gyvena, kur daug kadagių. Tokių aštrus jie naudojami vantoms. Paimi kadagį, vieną šakelę apvynioji prie kitos ir gaunasi puikiai vanta, kurią galima pirty taip iš lėto pasivantuoti. Bet paskui labai skauda pečius, nes jis iš tikrųjų labai duria ir lieka toks nežulys truputėlį, tada bado, o taip tarsi su peiliu bado širdžiai nesveikia labai. Taigi, mūsų miške, vat, kur matote, liuoksi 3, 4, 5 zuikiai. Jie dabar kaip tik yra puikios formos, nes išgyveno žiemą ir pasikeitė kailį. Taigi, o paskui mes išpešiojom jų kailius ir dabar surinkom vilną ir pradėsim megzti megztinius. Čia bus tokia mūsų urėdijos tokia, užkaišyti biudžetinės skylutes. Parduosime megztinius ir gerai, puikiai gyvensime, bet dažnai pagaut gali inspektorius už peties, kaip sakant, už peties ir už ausies ir jau tempia į mokesčių inspekciją ir sako, oi, negeras tu eigulį. Bet, kaip sakant, susijimi, pagalvoji ir visą laiką randi sprendimą. Kartais reikia panaudoti jėgą, pasivedi į kampą šitą visą, žodžiu, burtais ir magiją. Pradedi užsiiminėti, raunis plaukus ir blusos užpuolę buvo mūsų miške visus žvėrius praeitą žiemą. Gal tokių klausimų? Paklauskit jau, nes kažkaip šneku ir noriu, kad atsakyti į jūsų klausimą. Kaip? Man yra 64 metai, aš, kaip sakant, esu gerai išsilaikęs, nes grynas oras ir gera, miške gaminama samanė, niekam nepakenkė, o tik pridavė gyvybiškos energijos. Dramblius netat. O, iš kur jūs žinot? Drambliai yra, kaip sakant, gerai užpakuoti ir įvakuoti ir paslėpti. Ir... Oi, kas čia man, kažkokie ašakai krito į tarp panagių. Tai va, drambliai yra, žodžiu, paslėpti ir nudažyti kamufliažiniam spalvom. Kaip? Koksai jūsų šūkis? Miškas miškui nelygų žmogus žmogui vilkas.